Dar kartą įsitikinau, kaip internetas pilnas šiukšlių irgi. Nu, sorry, kad išvadinau šiukšlėmis, jeigu atpažins kas nors, kad tai jūsų darbas, bet, nu, nu, žodžiu, turėkit omeny, chebra, ne viskas, kas yra parašyta ir gražiai apipavidalinta, ne viskas yra šventa tiesa, ne viskas yra šventa karvė. Netgi tai, ką aš įrašinėju, ką aš skleidžiu, ką aš pasakoju, tai turit irgi patikrinti, pasižiūrėti per savo prizmę, ar jums tai tinka, ar jums tai, kad nepatinka, tai aš garantuotas čia, aš nesiruošiu patikti visiems, bet ar tai jums tinka, ar tai yra jūsų schema, ar jums tai tinkanti schema. Va, bet, nu, yra tokių momentų, kur aš negaliu nutylėti. Vat, jo, čia kažkokia knyga reklamuojama ar kas, ir tokia ištrauka, žinai, sudėta. Ištrauka labai ilga, aš ją įdėsiu į aprašymą, galėsit patys įsivertinti. Bet visoje šitoje ištraukoje yra vienintelis sakinys, su kuriuo aš sutinku, tai iš niekur nieko nebūna. Ne, iš niekur nebūna nieko. Va, iš niekur nebūna nieko. Taip, teisingai, va šitas sakinys yra teisingai. Visa kita, kas parašyta, nu čia maždaug, aš suprantu, gal aš netaip suprantu, nežinau, bet čia parašyta, nu vyrai nenusileiskit moterim. Ta prasme, neleiskit būti žeminam, nu be abejo, žeminimas, tai čia yra kitas reikalas. Bet šitas tekstas, nu mano gilių įsitikinimų, kviečia vyrus kovoti už save. Ne, nu iš tikrųjų laikai tokie, kad na tikrai čia tiek metų gynėm moterų teisės, kad dabar reikėtų pradėti ginti vyrų teisės. Nes, jau nugrybavom truputėlį į kitą pusę, bet esmė šito teksto kviečianti kovoti. Žiūrėkit, šeima nėra kovos laukas. Šeima yra visai kitas organizmas. Mes negalim ten kovoti, mes neturim ten kovoti. Tai yra vieta, kur mes vienas kitą palaikom, tik tais palaikom. Mes vienas kitam tarnaujam, mes vienas kitam. Ta prasme, tai yra vieta, kur abu žmonės privalo rūpintis vienas kitu. Abu žmonės. Ta prasme, didžiausia bėda yra tai, kai prasideda darbas į vienus vartus. Kai viską vyras atiduoda, bobytė sėdi, nusikrapšto, žinai, jisai mano poreikių nepajėgia padengti. Ta prasme, jis nu, žodžiu, arba atvirkščiai. Kai vyras despotas, moteriškė ten, kai sakant, šuniuko pozai laksto aplinkui. Tai irgi ne. Abu turi stengtis dėl šeimos. Ir čia kaip toks tekstas išlenda, kad vyras turi nenusileisti. Žiūrėk, tada prasideda tylus nuosmukis, vyro tylus nuosmukis. Tu daugiau deriniesi, ji daugiau sau leidžia. Tu daugiau nuryji, ji daugiau testuoja. Tu mažiau stovi, ji mažiau žiūri į tave iš apačios. Fuck, aš čia, blėt, per tekstą. Žodžiu, kai vyras nustoja būti centru savo pasaulyje, jis labai greitai nustoja būti centru ir jos akyse. Bullshit, ta prasme, chebra, nu ką jūs darot, kokį mėšlą jūs stumet? Ta prasme, ne taip kuriami santykiai. Ta prasme,
Vyras taip, jisai vyras stiprus, vyras šeimos galva, vyras tas, kuris šeimą saugo, šeimą prižiūri, maitina, jisai vyras. Bet tik ne tas, kuris ten, supranti, pradeda žiūrėti, tu čia maždaug, oi, aš čia per daug prie tavęs derinuosi, nes tu dabar per daug sau leidi. Siaubas. Aplamai vyras su moterim negali nei konkuruoti, nei kovoti, nei jokio varžymosi negali būti šeimoj. Jokio testavimo jokio negali būti šeimoj. Jūs ne to susirinkot. Vyras ateina, kiekvienas vyras ateina į santuoką, į šeimą, padaryti savo moterį laimingą. Taškas. Daugiau jisai neturi jokių funkcijų. Jis ateina padaryti moterį laimingą. Viskas. Dabar tu su ja kovosi. Tu debilas ar ką? Ta prasme, tu sukūrei šeimą. Vat prisiminkit, kiekvienas iš mūsų, prisiminkit, kai ženijotės. Jūs ko ėjote į tą sandorį? Dėl ko jūs pasirašėt? Pasirašėt, aš pasirašau padaryti šitą moterį laimingą. Ir mano parašas. Dabar tu su juo kovosi. Ta prasme, žodžiu, man tai nesutelpa į galvą. Man šitie tekstai tokie, man nesutelpa į galvą. Ta prasme, be abejo yra galbūt situacija, kai moteris nemoteriška, kai moteris yra vyras. Ta prasme, yra tų, kurios, aš pati viską galiu, aš erelis sakalėlis, man čia vyras nachrin nereikalingas. Gerai, čia, žinai, sumesim šmutės, žinai, patogesniam gyvenimui, kad pimpalas būtų šalia iš karto, jeigu kas reikia, žinai, ten man biškį, kai sakant, pramankštinti, kad kaip ten tos makšties vėžių nesusirgčiau ar kažkas, bet tai čia, jau čia iš karto ne tai, kas turi būti. Gerai, aš pasakiau ne tai, kas turi būti. Gerai, gal aš per daug čia taip jau hiperbolizuoju, bet tikrai vyro funkcija šeimoj nėra kovoti su moterim. Moters funkcija šeimoj nėra kovoti su vyru. Jeigu ką, taip pat. Ta prasme, mes sukuriam šeimą padaryti vienas kitą laimingu. Ir, knygutės turėtų būti apie tai. Ir moters, gerai, aš kitaip dar pasakysiu. Ten jeigu kuri nors dabar pradės labai bartis ant manęs, tai lysk į mano YouTube'inį kanalą, savęs valdymo pratimai, savivaldos pratimai. Ir ten pasiieškok, ten yra apie vaikus, apie vaikų auginimą, apie vaikų auklėjimą postas. Bet moters, aš dabar pasakysiu taip, moters pareiga neišmesti vyro iš savo gyvenimo gimus vaikeliui. O moteris labai mėgsta tai padaryti. Gimsta vaikas, viskas, vyras, eik šonan, čia dabar pas mane vaikelis. Ne. Čia tavo pareiga yra vis viena pagrindu laikyti vyrą. Kada vaikelis bus laimingas? Kai abu tėvai bus darnoje. Kai abu tėvai bus laimingi. Tada vaikelis gaus 100% aprūpinimą. Visom prasmėm.
psichologiniam, materialiai, visom prasmėm vaikelis gaus maksimumą. Bet kad taip atsitiktų, vyras neturi būti išmestas iš šeimos. Ir paprasta. Vyrai, žodžiu, mėly vyrai, kurdami šeimą, būkit malonūs, nepamirškite, dėl ko jūs pasirašėte santuokos liudijime. Jūs pasirašėte, kad nuo šios akimirkos visą gyvenimą šitą moterį aš stengsiuos daryti laimingą. Moterys, jūs pasirašėt, kad nuo šios akimirkos mano vyras bus šitas vyras. Šitas jaunuolis bus mano vyras. Nepasirašyt, kad šitas vyras bus, šitas jaunuolis bus mano vyras, kol gims vaikelis. Arba kol ten man kažkas tai, kol ten jis patiks mano mamai, kol draugės įkalbės mane, kad aš blogai gyvenu. Ne, tu pasirašai, kad visą likusį gyvenimą šitas jaunuolis bus tavo vyras. Dieve brangus, tai viskas taip paprasta. Ir visas sudėtingumas prasideda tada, kai mes pradedam skaityti tokius tekstus. Ne? Kad, čia dar taip gerai parašyta, gerai, ta prasme, kabutėse. Čia ta vieta, kurios silpni vyrai nenori girdėti. O tai čia truputį apie mane. Ne? Moteris labai greitai pajunta, ar tu gyveni savo gyvenimą, ar jau gyveni aplink ją. Čia yra vyro silpnumo įrodymas, kad jau gyveni aplink ją. Ne, rimtai, čia į teismą paduoti reikia šitą autorių, nes, grybų grybas. Ta prasme, mes ir ateinam gyventi aplink ją. Mūsų gyvenimas, vyro gyvenimas, yra aplink ją sukurti tokią sferą, kad jinai ten tiesiog levituotų malonume, kaife ir žodžiu, jinai ten būtų viskuo žodžiu, viskas būtų ore. Mūsų tokia pareiga, mūsų tokia prigimtis. Mes gimėm vyrų, tai padaryti laimingą savo moterį, savo mylimą moterį. Aišku, mielos moterys, nepradėkit skrajoti padebesiais nuo tokių mano žodžių, nes jūs privalot gerbti savo vyrą. Jūs privalot suprast savo vyrą. Jūs privalot sukurti tokią atmosferą, kad vyras kiekvieną akimirką net neabejotų, kad jisai jums yra reikalingas. Pati baisiausia bausmė vyrui pasijust, kad esi nereikalingas. Tai viskas, tai nužudo. Ir nuo šitos vietos prasideda skyrybos. Ne tada, kai jisai išeina, ne tada, kai jūs ten paprašot skyrybų ten to popieriaus, ne tada, kai jisai išdulkina kažkokią kitą. Ne, jūsų šeima sugriūna, kai vyras pradeda griūti, kai vyras pasijunta nebereikalingas. Bet kokia prasme. Ar lovoj, ar ten kažkur, nebereikalingas, viskas. O nedaug dėtai išblūpų, išpuolė. Tai tada jo, iš viso tragedija. Čia dar viena frazė. Ir tada jis sako, ji pasikeitė. Taškas. Ne. Pasikeitė dinamika ir tu ją pakeitei pirmas. Žodžiu, plemba. Šita knyga, šitas autorius, jis nieko nesusijęs su psichologija. Absoliučiai. Ta prasme, vyro neturi stebint, kad moteris pasikeitė, jinai keičiasi nuolat.
jinai yra netgi, aš nepasakysiu tik tais, kokioj kalboj, senovės kažkokių tenai blūblų mumų kalboj, tiesioginiam vertime žodis moteris, ane, kaip apibūdinama kaip nuolat besikeičianti substancija. Nuolat besikeičia. Ta prasme, ten nieko stabilaus. Ta prasme, tai yra nuolat besikeičiantis sutvėrimas. Ir, mes vyrai, turim tai žinot ir nesistebėt. Tai mums turi būti kaifas, tai turi būti mums, geras, jinai kitokia. Ta prasme, mus turi tai žavėt. Kada vyras turi vest moterį? Kai jam patinka kentėti jos permainas. Ta prasme, kai jam pradeda patikti, kai jam nepradeda, kai jam jau patinka tai, kokia jinai yra, tai kaip jinai, ta prasme, čia pavarė moteriškė, faina, mano, aš su jie miegu, ai, gerulė. Taip, kai tokia būsena, aš su jie miegu, čia taip, čia santuokoje aš turiu menį. Bet, žodžiu, toks santykis turėtų būti, kai vyrui patinka. Kai vyrui patinka, kaip jinai keičiasi. Žodžiu. Bet moterys, mielosios, jūs turit suprasti, kad visi mes turim suprasti, mes turim skirtingus poreikius. Mes esam be galo skirtingi ir turim skirtingus poreikius. Ir šeima ta vieta, kur mes vieni kitų poreikius atliepiam, kur mes vieni kitus poreikius realizuojam. Tai, o ne kovojam. Ta prasme, jei šitas tekstas duria, gerai. Bent kartą skauda ne nuo jos, o nuo tiesos. Šitas tekstas duria, bet ne nuo tiesos, ne dėl tiesos. Ta prasme, jis duria, nes grybą pjauna. Prieš tai dar eilutės. Šitas tekstas žeidžia tik tuos, kurie vis dar bando meilę statyti ant nusižeminimo. Bet santykiai ant to nestovi. Ant to stovi tik laikinas komfortas, o komfortas, kuris nekelia pagarbos, visada turi pakaitalą. Pirmiausiai, būtent santykiai ir stovi ant nusižeminimo ir ant pagarbos. Vienintelis kas, tai turi būti abipusis dalykas. Neblogai pasakyti yra, vienu metu šeimoje turi būti 2 karaliai ir 2 vergai. Ta prasme, kai vienas su kitu elgiasi kaip karalius su karalienė ir kai patarnauja vienas kitam, netaupydami jėgų, neieškodami naudos ir neieškodami naudos, viskas to pasakyta. Tai, nežinau, galbūt per daug emocijų man sukėlė šitas tekščiukas, bet pasikartosiu, chebryte, atidžiai stebėkit, ką randat internete. Ne viskas šventa karvė, ne viskas šventa tiesa. Kad ir kaip gražiai būtų parašyta, Dieve, tas ir tekščiukas, juodas foniukas, čia toksai vyriškumas. Jo,
mes turim ieškoti bendrų sąlyčio taškų, mes turim ieškoti bendrų, kaip išsaugoti bendrystę, kaip išsaugoti draugystę vyro ir žmonos, o ne aš saugosiu dabar savo vyriškumą. Tu saugot savo vyriškumą reikia už durų. Ten saugok savo vyriškumą. Nes už durų vyras turi kovoti. Vyras turi užmušti mamutą, vyras turi uždirbti pinigų, vyras turi... Ten yra vyriškumo saugojimo teritorija. Namie kiti reikalai. Namie vieta, kur vyras gali pasislėpti nuo tų problemų, nuo tų visų karų, kur gali pasislėpti pailsėti nuo to vargo, ne, nuo to darbo šachtose, ne, ar ten, kur jisai bedirbtų. Namie jisai ilsisi. Dar paskaitysiu. Šita tiesa žeidžia tik tuos, kurie dar vis bando meilę statyti ant nusižeminimo. Bet santykiai ant to nestovi, ant to stovi tik laikinas komfortas, o komfortas, kuris nekelia pagarbos, visada turi pakaitalą. Labai nuskriaustas vyras šitą knygą parašė. Nu, Dieve brangus, nusižeminimas, nu gerai, visų pirma, nusižeminti nėra blogai. Aišku, prieš mylimą žmogų nėra blogai, prieš mylintį žmogų nusižeminti nėra blogai. Vėlgi, čia kalbama iš vienos pusės. Šitam projekte, šeimos projekte, turi dalyvauti abu. Ir vyras, ir moteris. Ir pagarba, ir nusižeminimas, tai yra reikalingi daiktai. Tai yra reikalingi dalykai šeimoje. Ir dabar čia viskas apie kovą. Viskas apie muštynės, apie peštynės, apie varžymąsi. Ne. Čia yra blogai. Mes nekovot susirinkom šeimoje. Mes susirinkom vienas priešais kitą nusižemint, vienas priešais kitą. Ne vienas tik tais, bet vienas priešais kitą. Aš prieš tave, tu prieš mane. Mes susirinkom gerbti vienas kitą. Aš gerbiu tave, tu gerbi mane. Mes susirinkam auginti vaikus. Auklėti vaikus. Ir rodyti pavyzdį, kaip turi atrodyti sveiki santykiai. Tai yra mūsų pareiga, tai yra mūsų funkcija. Mes tuo ateinam į šį pasaulį. Sukurti gyvybę ir tą gyvybę, užauginti tokią, kad jinai tęstų tą gyvybės auginimą sveikuose santykiuose. Taip kad, tiesiog nesipeškit. Jūs privalot nesipešti. Gyvenkime draugiškai. Gerai? Kol kas tiek.